Sveiki, sveiki. Taigi, tuoj pasidalinsiu savo prezentaciją. Matote? Matosi, taip. Taip, tai sveiki, dar kartą ačiū už kvietimą. Mano vardas Dominykas Marsinonis. Vokietijoje architektų dirbu jau beveik 10 metų. Čia baigiau ir magistro studijas Miuncheno technikos universitete. Ir tiesiog ir tiek studijų metu, tiek darbo metu teko labai nemažai susipažinti ir pačiam padirbėti prie medinės architektūros, medinės statybos. Ir su šia patirtimi labai mielai norėčiau su jumis pasidalinti. Taigi gal pačioj pradžiai apie ką mes kalbame, kaip atrodo medinės architektūros, medinės statybos plėtra Vokietijoje. Čia kairiame grafike matome, kad, kiek gyvenamųjų pastatų per metus yra pastatoma Vokietijoje nuo 2000 metų pagal statybinę medžiagą. Ir ruda šita dalis yra pastatai iš medžio ir matome, kad dalis medinių pastatų nuo 2000 metų iki 2022 praktiškai daugiau negu padvigubėjo, tačiau absoliutinis skaičius realiai nuo 2000 metų nelabai pakito labiau gal nuo 2010-ųjų, kad visas augimas praktiškai naujos statybos nuo 2010 metų beveik yra medinėje statyboje. Tai ką tai reiškia? Čia yra dar tik tai skaičius naujų pastatų medinių, o dešinėje pusėje matome kitą grafiką, aktualesnį iš naujos statybos Bavarijoje, kur man pačiam teko dirbti daugiausia, kur medinė statyba tikrai yra populiaresnė negu kitur Vokietijoje. Ir čia matome naujos statybos tūrį, naują statybą pagal tūrį, pagal medžiagas ir pagal pastatų funkciją. Taigi matome, kad iš visos naujos medienos tūrio, iš tūro pusės yra pastatoma tik 13% pastatų iš medienos, kai pagal skaičių yra 21. Ir kas yra įdomu, dominuoja medinė statyba vis dar vienbučiai, dvibučiai pastatai ir pramoniniai žemės ūkio pastatai. Tai reiškia, kad netgi tokioje šalyje kaip Vokietija, kaip galvojame, kad jau medinė statyba yra labai toli pažengusi, duomenys rodo, kad nėra taip toli nutolę, nesant taip toli nutolintos klišės, kad medinė statyba tai yra tik tai trobelė arba tvartelis. Tačiau daugiabučių namų, administracinių pastatų, kitos paskirties pastatų po truputį daugėja. Čia matome kelis tokius naujausius pavyzdžius medinės statybos. Štai kairėje pusėje aukščiausias dabartinis medinis pastatas Vokietijoje 18 aukštų Hamburge. Per vidurį matome didžiausią vystomą gyvenamųjų pastatų kvartalą iš medžio Berlyne, buvusio Tegel oro uosto teritorijoje. Čia pačioj matome didžiausią dabartinį medinės statybos kvartalą Vokietijoje Miunchene. Čia yra 500 butų, Berlyne planuojama 5000 butų. Čia viršuje matome kitą didžiausią pagal tūrį dabartinį pastatą Vokietijoje, irgi Berlyne. Jo tūris yra maždaug toks kaip šio daugiaaukščio, tiesiog jis yra žemesnis, platesnis pagal dydį. Taigi, yra dar kur vystytis, visa kryptis eina į tokius didesnius projektus, kvartalus, didelius pastatus į didesnį mastelį, kad mes išeitume iš tos mažų pastatų kategorijos. Taigi, trumpai apie pagrindinės sąlygas medinės statybos plėtrai. Tai aišku yra viena būtina sąlyga yra, aišku, vietiniai ištekliai. Vokietija yra gana miškinga šalis, apie trečdalis teritorijos yra padengta miškais, panašiai kaip Vokietijoje, nors tankumas gyventojų yra vos ne 5 kartus didesnis. Čia dešinėje pusėje matome miškingumo žemėlapį Vokietijoje, kad visų pirma pietinėse kraštuose yra daugiau miškų. Antras svarbus dalykas labai yra išlaikytos statybos tradicijos, nes tai iš vienos pusės užtikrina pozityvų užsakovų požiūrį į tokią architektūrą, taigi yra užtikrinta pastovi paklausa
Ir iš kitos pusės tada, aišku, ir būna užtikrinta, kad yra pakankamai patyrusių statybininkų ir patyrusių projektuotojų. Kaip matome, čia vienas pavyzdėlis iš Alpių statybos, labai mėgiama ir mylima architektūra Vokietijoje. Ir aišku, trečias dalykas, dėl ko iš principo kalbame mes iš viso apie šitą medinę statybą ir dėl ko einama į tą didesnį mastelį, yra valstybinė kovos su klimato kaita politika ir aš apie ją norėčiau truputį išsiplėsti. Apie tai jau, kodėl mediena yra įdomi ko, kaip priemonė kovai su klimato kaita, jau iš principo papasakojo Gabrielė, dėl to per daug nesiplėsiu. Iš principo mediena yra suprasta kaip gera CO2 kaupykla, nes medžiui augant, kaip mes matome šitam grafike, CO2 kiekis, užrakinto CO2 kiekis jame yra irgi auga, eksploatacijos metu jis yra išlaikomas ir CO2 atiduodamas jau po eksploatacijos metų sudeginus medieną. Taigi, kas yra labai svarbu, kad šita mediena būtų įmama iš tvariai tvarkomų miškų, tai reiškia, kad ta dalis, tie medžiai, kurie šitą yra nukertami, jie turi būti atsodinami. Ir dar yra labai svarbus dalykas, kad eksploatacinis laikotarpis turi būti kuo ilgesnis, dėl to ir paskirtis būtent statybai yra labai patraukli, nes, kaip žinome, standartinis pastato gyvavimo ciklas apie 50 metų yra ir per 50 metų gali jau užaugti ir brandus miškas. Ir todėl naudojamas būtent statybinėms laikančioms konstrukcijoms yra labai racionalus iš esmės. Ir be to, kas dar yra labai svarbu, kaip galima ištęsti šitą eksploatacinį ciklą, tai perdirbti jau panaudotą medieną. Taigi, porą būtent priemonių šitos kovos su klimato kaita politikos. Tikriausiai visų pirma reikia paminėti mokslinius tyrimus ir pilotinius projektus. Čia įdėjau tik keletą pavyzdžių iš mano universiteto Miuncheno technikos. Reikia pasakyti, kad visi moksliniai tyrimai būna labai stipriai orientuoti į praktiką. Tai čia netgi šiuose keliuose pavyzdžiuose matome, kad žinome net pavyzdžius, kaip jie praktikoje yra įgyvendinami. Pavyzdžiui, projektas 2008 metais pradėtas Test Energy Facade apie skydinę renovaciją. Mes žinome, kad šiandien jau netgi Lietuvoje tokia skydinė renovacija yra skatinama. Tai buvo, kaip idėja kilo dar 2008 metais universitete. Kitas svarbus projektas yra, pavyzdžiui, dataholz.de duomenų bazė internete. Irgi mokslinio projekto metu išvysta šitą bazę buvo, visos konstrukcinės detalės buvo patvirtintos nepriklausomų tyrimų laboratorijose ir taip toliau, ir patikrintos ir patyrusių projektuotojų ir įgyvendintos projektuose tam tikrose. Taigi šita duomenų bazė irgi labai dažnai naudojama yra Vokietijoje ir tikrai kaip labai gera bazė yra, galiu tik tais rekomenduoti ją irgi naudotis. Yra visiškai atviras priėjimas prie jos. Taigi, kas dar yra svarbu iš mokslinio tyrimų, kad mokslinio tyrimų rezultatais remintis galima ir atnaujinti teisinį reguliavimą. Ir aišku, kad mediniai statybai vienas svarbiausių reguliavimų yra gaisrinės sauga, gaisrinės saugos taisyklės. Tai trumpai Vokietijoje pastatams iki 3 aukštų, tai reiškia, kaip lietuviškos klasės, maždaug 2 gaisro atsparumo klasės kategorijos pastatams, ribojimai yra labai minimalūs, galima naudoti degias konstrukcijas atviras be didelių problemų. Aukštesniems pastatams nuo 4 aukštų taisyklės buvo atnaujintos tik 21 metais. Ir dabar Vokietijoje galima statyti iki 22 metrų aukščio aukščiausios altitudės pastatus, tai reiškia apie 8 aukštų pastatus su atvirais mediniais paviršiais viduje. Ir kas labai svarbu,
tokiems paviršiams ir tokiai medienai nereikalinga antipirenais apdorota mediena, nereikalingos stacionarios gesinimo sistemos ir nereikalinga papildomi evakuaciniai keliai. Tai tą reikia pabrėžti, nes tiesiog šitie trys aspektai, mano manimu, labai dažnai iškelia projektų kainą ir tiesiog jau tie projektai nebebūna iš savęs racionalūs, jie tiesiog būna tokie labiau simboliniai, o ne ir tik su tokiais simboliniais projektais nebūtų įmanoma pasiekti didelio mastelio naudojimo. Taigi, antras dar svarbus aspektas teisinio reguliavimo yra atliekų tvarkymo politika. Trumpai apie tai pasakius yra, kad medienos atliekos yra skirstomos Vokietijoje 4 kategorijas ir 4 kategorija yra cheminėmis apsaugos nuo kenkėjų ir gaisro priemonės apdorotos medienos atliekos. Ir tokios medienos atliekos, tokių medienos atliekų negalima naudoti antrinių produktų gamybai. Jas galima iš principo tik tai sudeginti kokio nors cemento fabrike. Dėl to būtent šitų cheminių apsaugos priemonių yra vengiama kur tik įmanoma. Dėl to jos labai retas jų naudojimas yra Vokietijoje. Paprastai būna mediena tikrai gana arba visiškai grinai, arba tik tai sklijuota. Taigi ir paskutinis aspektas valstybės paramos tai yra valstybės politikos, tai aišku yra finansinė parama. Finansinė parama priklauso labai nuo atskirų žemių. Čia aš dėjau pavyzdį, pavyzdžiui, iš Bavarijos, tai reiškia iš pietų Vokietijos. Tai čia dabartinėje programoje, pavyzdžiui, numatoma 500 eurų subsidijų už 1 toną išsaugotą CO2. Ir kas čia yra svarbu, kad čia remiami tikrai mediniai pastatai, visiškai mediniai pastatai, nes ne tik išorinės sienos turi būti pagamintos iš medžio, bet bent 2 kitos pagrindinės konstrukcijos turi būti irgi iš medžio. Tai pavyzdžiui, taip pat stogas, perdanga, balkonai, laiptinė. Ir į tai nėra įskaičiuojama vidaus apdaila, duris, langai, baldai iš medžio. Tai reiškia, tikrai yra orientuojamasi į tas laikančias konstrukcijas, kurių gyvavimo trukmė yra maksimali ir tas CO2 išsaugomas irgi yra ilgiausias. Dar kita labai populiari priemonė būtent gyvenamiesiems čia pastatams yra lengvatiniai valstybinio investicijų banko kreditai. Ir čia yra vienas svarbus kriterijus CO2 emisija per 50 metų gyvavimo ciklą. Čia jinai yra riba maksimali 20-24 kg CO2 ekvivalento už kvadratinį ir metus. Praktikoje yra taip, kad apie trečdalis, kiek daugiau negu trečdalis šitos sumos sudaro emisijos iš statybinių medžiagų, todėl taip yra skatinama iš principo naudoti kuo mažiau CO2 išskiriančias statybinės medžiagas, tame tarpe ir medieną. Taigi tiek bendrai apie situaciją Vokietijoje, kokia yra teisinė bazė ir kokios sąlygos plėstis mediniai statybai. Ir dabar aš norėčiau pakalbėti truputį konkrečiau jau apie konkretų projektą, prie kurio man pačiam teko prisidėti nuo pat konkurso, darbo projekto rengimo, techninės priežiūros. Iš principo čia įtikėm netgi užsakovui galų gale ir raktus. Taigi čia yra daugiabutis namas Gilchinge. Gilchingas yra Miuncheno priemiestis. Šioje sklype stovėjo anksčiau rotušė miestelio ir ją nugriovus, pasistačius naują rotušę, šiame sklypas įsilaisvino ir savivaldybė nusprendė čia pastatyti socialinį būstą, tokį kaip labiau kaip pavyzdinį projektą. Ir buvo būtent pasirinkta naudoti ekologinės medžiagas ir mes dalyvavome konkurse, pavyko laimėti šį konkursą. Ir dirbame tada su šiuo projektu. Tai konkursą laimėjome dar 2017 metais.
Minkštoji kapsulė greitam skausmo malšinimui. Taip, ir tada ir, ir laimėjome statybos konkursą ir architektūrinį konkursą ir galėjom pradėti dirbti. 17 metais buvo konkursas, baigėme statybą 22 metais galų gale. Ilgai užtruko visokie leidimai ir projektavimas. Taigi pastatas yra iš viso 18 butų su požeminiu garažu iš vienos pusės atviru įkastu į šlaitą. Garažas, garažas yra kaip cokolis, vieno aukšto laiptas iš betono, jame įrengtos ne tik automobilių stovėjimo vietos, bet ir techninės patalpos bei rūsio patalpos, o ant viršaus stovi tokie du nameliai po 9 butus ir jie yra iš medžio. Čia truputį planas. Kaip matome, 3 butai po 3 butus aukšte, išorinė laiptinė su liftu, butai yra nuo 1 iki 4 kambarių, nuo 35 iki 95 kvadratinių metrų. Čia reikėjo įgyventi reikalavimus būsto pritaikyto neįgaliesiems ir socialinio būsto buvo labai aiškios ribos, kiek ploto galima atskiriems kambariams naudoti maksimaliai. Dėl to gana reikėjo labai žiūrėti į plotus, į kainas, nes vis dėlto socialinis būstas. Ir taip gale pavyko gyveninti. Ir detaliau aš pakalbėsiu apie konstrukcijas. Čia matome pagrindinį konstrukcinį pjūvį per laiptinę. Tai kaip atrodo pastato konstrukcijos? Išorinės laikančios medinės konstrukcijos yra daugiausia iš CLT plokščių, tai reiškia vidinės sienos ir perdangos. Išorinės apšiltintos medinės konstrukcijos yra iš skydų, karkasinių skydų, o laiptinė, balkonai yra iš metalinių konstrukcijų su betono, surenkamo betono perdangomis, iš dalies dėl reikalavimų evakuaciniams keliams ir iš dalies dėl naudojimo atvirose lauko patalpose. Taigi, ir dabar norėčiau konkrečiau pakalbėti apie dalykus, kurie tikriausiai svarbus ir architektams projektuojant būtent medinius pastatus, tai būtent kaip parodyti, kad šis medinis pastatas tikrai yra iš medžio, tai reiškia, kad tai matytųsi ir išorėje, ir viduje. Tai kaip apsieiti su šitais mediniais paviršiais. Tai visų pirma, apie medinį fasadą. Čia matome kelias nuotraukas iš mūsų projekto. Taigi mes čia suprojektavom fasadą iš vertikalių dailylenčių. Yra gana svarbus dalykas, kad jos ne tik yra vertikaliai išdėstytos, tačiau jos turi ir specialų pjovimą su tokiais grioveliais. Viskas yra dėl to, kad vanduo kuo greičiau nutekėtų ir fasadas būtų kiek įmanoma ilgamžiškesnis. Tada kaip medieną naudojame baltojo kėnio medieną, tai yra vietinė medžio rūšis, labai pasižymi labai homogeniška, graži tekstūra, šiaip labai populiari medžio rūšis Vokietijoje, fasadams būtent, tačiau be jo dar labai dažnai naudojamas maumedis. Visos kitos medžio rūšis naudojamos gerokai rečiau, nes jos laikomos netokios patvarios. Ir trečias gana įdomus dalykas, ką labai mėgsta irgi Vokietijoje naudoti, tai tokius permatomus pilkus dažus, kaip lazūra. Jie yra skirti tam, kad fasadas laikui bėgant atrodytų vienodai. Iš principo galima fasadą dailylentis palikti visiškai neapdorotas, plikas. Čia jo kaip techniniai kokybei dėl to nėra kažkokių didelių problemų, tačiau tai atrodytų taip, maždaug kaip čia mes matome kairėje pusėje, kad fasado dalys, kurios yra, ant kurių patenka mažiau lietaus ar mažiau saulės, jos ilgiau išlaiko tą savo pradinę spalvą rusvą, o labiau atmosferos poveikio paveiktos fasadų dalis ir greitai papilkėja. Ir šitą pilką spalvą mes žinome iš patirties, kad šiaip tais
senos medinės lentelės yra visą laiką pilkos. Ir esmė su šita pilka lazūra dažais yra ta, kad mes nudažome fasadą iš karto pilkai ir tiesiog tos dalis, kurios yra paslėptos, kurios mažiau yra atmosferos paveikimas, išlaiko šituos dažus ilgesnį laiką, o atviros dalis, atvirose dalyse šitie dažai yra išplaunami lietaus ir, ir šios lentelės tada įgauna savo natūralų pilką atspalvį, bet visas fasado vaizdas lieka labai vienodas ir netoks margas ir daug gražesnis. Kitas aspektas, kuris svarbus medinių fasadų projektavime, yra ir gaisro plitimo ribojimo priemonės. Tai kadangi mūsų pastas buvo čia dar tik 3 aukštų, jo buvo gana nedideli reikalavimai, tai mes galėjome tai išspręsti gana nematomomis priemonėmis. Reikia pasakyti, kad ir išorinės sienos apšiltinimo medžiaga buvo irgi medžio vata, tai reiškia irgi visiškai degi medžiaga, priešvėjinė plokštė irgi MDF, irgi degi. Tačiau čia užteko mums tik tais užblokuoti vėdinimą sluoksnį tokiu storu medžio tašu ir taip tada sustabdomas tas gaisro plitimas per vėdinimą sluoksnį ir šiuo atveju mums to užteko. Tačiau didesniems pastatams, aukštesniems pastatams yra jau ribojami gerokai detalesni ir jie yra matomi ir labai veikia architektūrą. Tai čia matome šitą detalę, kaip tai maždaug atrodo. Tai yra tokios skardos užtvaros, kurios turi būti įrengtos ties kiekvieno aukšto perdanga. Ir jų išsikišimas priklauso nuo pačio fasado konfiguracijos. Tai reiškia, atviresniam fasadui turi būti labiau išsikišančios užtvaros, uždaresniam fasadui mažiau. Taip pat svarbu yra, kad pats medinio fasado storis būtų bent 22 mm, tai jau gana storos lentelės, ir priešvėjinė plokštė turi būti iš nedegių medžiagų. Ir kaip sakiau, tai yra labai stiprus architektūrinis akcentas. Ir Vokietijoje, jeigu pamatysite aukštesnį medinį pastatą, visą laiką matysite šitą horizontalų skaldymą. Ir tai yra būtent dėl šitos prieš kovos su gaisro plitimu. Tai yra būtina tai padaryti. Čia pirmose 2 pastatuose matome būtent šitas skardas, o prieš tai matytame 18 aukštų pastate Vokietijoje. Tai išspręsta dar kitaip, tiesiog jau nebenaudojamos skardos, o tiesiog daromi ištisiniai balkonai kiekviename aukšte ir taip, aišku, irgi užribojamas gaisro plitimas fasadų. Taip, tada mediniai paviršiai vidaus patalpose irgi yra įdomi tema. Čia matome kelias nuotraukas iš statybų, būtent šito Gilfingo projekto. Reikia atkreipti dėmesį, kad šitie mediniai paviršiai pradeda darytis įdomus, kai naudojame CLT plokštės, nes pati medžiaga yra masyvi, tikrai ją norisi parodyti. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad yra ir skirtingi paviršiaus apdirbimo būdai. Tai reiškia, va šičia mes ant sienų matome, kad daug šakų ir panašiai, šitos plokštės nėra skirtos atviram naudojimui. Lubų plokštė yra jau gerokai lygesnė, su mažiau šakų, jau tinkama atviram naudojimui, bet reikia pasakyti, čia dar nėra aukščiausios kokybės plokštė. Aukščiausios kokybės paviršiai dažniausiai naudojami sienoms, nes prie tokios plokštės jau reikia prisiliesti ranka ir jai keliami dar didesni reikalavimai paprastai. Bet tokius gražius medinius paviršius projektuojant, reikia labai atsižvelgti, yra pora konstrukcinių elementų, į kuriuos reikia būtinai atsižvelgti. Čia matome mazgą tarp butinės pertvaros ir tarp butinės perdangos, būtent kaip tai atrodo. Ir sunkiausia šitoje vietoje yra išspręsti garso izoliacijos problemą. Kaip žinome, medis yra iš vienos pusės gana lengva medžiaga, bet ir kartu labai standi, būtent šitos CLT plokštės, ir su ja reikia kitaip dirbti negu su paprastu betonu arba mūru.
Reiškia, tokia medžiaga labai lengvai perduoda garsą ir ją reikia iš principo atskirti vieną nuo kitos, kad mes garso iš vieno buto į kitą butą, kad jis būtų kaip įmanoma labiau sustabdytas. Tai tam reikia atskirti atskiras medinės konstrukcijas, čia kaip geltonai parodyta. Čia yra atskirimai šitą tarp atskirų plokščių. Plus perdanga turi būti paprastai sunkinama šito žalia dalis. Ir tas sunkinimo sluoksnis tai yra paprastai elastiškai surištos skaldos sluoksnis. Jis suteikia papildomą masę ir bet labai svarbu, kad jis būtų ne tik turėtų aukštą papildomą masę, bet ir kad būtų elastiškas, nes tai pagerina garso savybės. Ir trečias svarbus aspektas yra užtikrinti sandarumą, būtent irgi dėl garso, nes atskiros plokštės turi būti suklijuotos plėvele, kad nepraeitų garsas tarp atskirų patalpų. Taigi, kaip tai atrodo truputį statyboje, čia matome kairėje pusėje šitą atskirimą medinių konstrukcijų plokščių, čia būtent tarpbutinė pertvara. Ir galite įsivaizduoti, kad tai yra didžiulis iššūkis konstruktoriams, nes praktiškai atskirus butus reikia projektuoti kaip atskirus standžius elementus, jie turi praktiškai iš savęs atskirai stovėti. Čia per vidurį matome įrengimą to pasunkinimo skaldos sluoksnio. Reikia pastebėti, kad toks ypatybė yra, kad šis sluoksnis džiūna gana ilgai. Džiūvimas yra gerokai virš mėnesio, tai turint omeny, kad visas toks namelis pastatomas per mėnesį, tai čia labai turi didelę įtaką visos statybos trukmei. Ir čia dar pora yra atskirimo elementų. Paprastai dažnai yra naudojami tokie specialūs kampuočiai, kurie yra irgi atskirti su elastomerų padu, bet tokios medžiagos yra tikrai brangios ir jų reikia nemažai, nes jos turi mažesnę laikomąją galią. Mūsų projekte mes panaudojame tokius specialius padus tarp sienų ir perdangų iš kartono su smėlio užpildu ir dėl to galėjome panaudoti normalius, paprastus kampuočius ir dėl to nemažai, tiesą sakant, sutaupėme. Galiu pasakyti, kad jungiamosios detalės tiesiog yra tikrai, negalima jų neįvertinti, sakyčiau, medinio dalydės darbų projekte tai sudaro bent 10% kainos. Ir kitas svarbus dalykas yra, aišku, elektros instaliacija. Šiuo atveju, kaip padaryti, kad mes medinėse lubose nematytume jokių laidų, tai mes laidus pravedėm sienose, tada per perdangą į butą viršuje ir tada perdangos viršuje vėl laidas atgal į vidų ir čia galim tada galų pakabinti lemputę. Ir čia, kaip sakiau, porą aspektų su tvirtinimo detalėmis. Čia reikia atkreipti dėmesį irgi, jeigu būtų projektuojamos atviros medinės sienų konstrukcijos, tai su tokiais didžiuliais kampuočiais tada būtų problemų arba su tokiais. Tada tikrai reikia žiūrėti, kaip juos galima paslėpti, nes tikrai šitie elementai tikrai yra nemaži. Varžtai irgi milžiniški, atrodo jau labiau ne kaip varžtai, o kaip strėlės, kokių 40 cm ilgio. Tikrai nemaži dalykai. Ir čia buvo mediniai paviršiai 3 aukštų pastate, bet juos galima naudoti ir aukštesniuose. Čia yra pora reikalavimų, kaip medinės konstrukcijas aukštesniuose pastatuose galima daryti Vokietijoje. Tai karkasinės yra labiau ribojamos, jos turi būti dengiamos, kad neužsidegtų 60 minučių. Pavyzdžiui, 2 18 mm gipso pluoštų plokštėmis, o masyvios ir kompozicijos medinės konstrukcijos turi būti irgi dengiamos, kad neužsidegtų 30 minučių, bet lubos arba 25% vidinių sienų ploto gali būti paliktos atviros. Tai reiškia, tokie sprendimai čia iš kitų projektų yra įmanomi tikrai aukštiems ir dideliems pastatams. Tai reiškia, arba tik lubos matomos, arba tokie atskiri fragmentai.
tikrai yra įmanomi ir dažnai naudojami. Taigi ir pačiam gal gale aš pasibaigsiu. E, e, Dar vienas svarbus dalykas yra apsaugos nuo drėgmės priemonės ir visų pirma yra kreipiamas dėmesys konstrukcinėms priemonėms, nes mes vengiame cheminio medienos apdorojimo, kad nesunkintume perdirbimo ir galėtume medieną naudoti dar ilgiau ir dar ilgiau. Ir čia svarbu yra atsižvelgti ne tik į eksploatacinį laikotarpį, bet ir apsaugą nuo drėgmės statybų metu. Tai čia turime cokolio mazgą ir mes labai dažnai matome tokius sprendinius kaip betono cokolis, ant to cokolio yra pakelta visa išorinės sienos konstrukcija. Ir tai atrodo, maždaug šitie cokoliai atrodo taip. Matome, kad netgi statybvietėje esant tikrai šlapia, šalta ir panašiai, medinės sienos yra pakeltos ir yra tikrai apsaugotos gana neblogai. Statybų metu reikia pasakyti, kad yra apsaugoma ne tik apačioje, bet ir praktiškai visas pastatas būna įpakuojamas daugiau mažiau į polietileno plėvelę. Kai kurios plėvelės yra kaip šita ant perdangos yra ir lieka, jinai reikalinga, o išorinės sienos vis tiek dažnai yra įpakuojamas į papildomas plėveles tiesiog tam, kad nepatektų vandens statybos metu ypač į karkasinės konstrukcijas. CLT plokštės nėra tokios jautrios. Ir čia pabaigai dar porą vaizdų, kaip atrodo būtent šitas sokolis. Šitas labai svarbus dalykas, tiesiog medinio fasado irgi nenuleisti iki pat apačios, dar yra tokios žvyro, skaldos juostos 50 cm pločio irgi, kad kuo geriau vanduo įsigertų čia ir kad nebūtų čia jokių defektų ir statybinio broko. Taigi tiek iš mano pusės ir labai dėkoju uždėmesi.